Sveiki visi, esu Arminas Varnauskas, Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentas. Šiandien norėčiau Jums pristatyti labai trumpą mūsų metų veiklos apžvalgą, o tie žmonės, kurie norės susipažinti su veikla išsamiau, kviečiu juos užsukti į internetinę svetainę www.vus.lt ir tenai susipažinti su pilnu ataskaitos tekstu. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti tuo, jog VUSA pagaliau buvo pripažinta kaip nacionaliniu mastu atstovaujanti organizacija, kuri Vilniaus universiteto studentams atstovauja savarankiškai. Šiemet buvome pakviesti į Seimo valdybos suburtą darbo grupę, kuri dirba su mokslo ir studijų įstatymo pataisomis. Džiaugiuosi, jog tenai pavyko užtikrinti, kad studentų atstovavimas nebūtų pamirštas. Vietoj vieno studentų atstovų taryboje mums pavyko iškovoti, jog tokių bus 2. Taip pat buvo pritarta, jog mokslo ir studijų įstatyme numatyti naują stipendijų rūšį, tai yra studijų stipendija, kurią galės gauti tie studentai, geriausiai baigę vidurinę mokyklą, kurie negauna krepšelį. Taip pat užtikriname, kad tie studentai, kurie susistabdo studijas arba išeina akademinio atostogų, grįždami į studijas grįžta tokia pačia tvarka ir tokiu pačiu finansavimu, kokiu išėjo sustabdydami studijas. Daug dėmesio skiriame nacionaliniu mastu kalbėdami apie kūno kultūros įstatymą, nes iš kai kurių politikų buvo siūlymas, jog kūno kultūra taptų privalomų dalykų visame universitete visų pakopų studentam. Po ilgų pašnekesių, galbūt net 5 posėdžių, pavyko sutarti, jog tokio dalyko nepriimsime ir kūno kultūrą ir toliau galima bus pasirinkti laisvai. Taip pat džiaugiuosi, jog šiemet prisijungėme prie Žinių ekonomikos forumo, tapome jų tikraisiais nariais ir vykdėme įvairias veiklas kartu su jais. Kaip vienas iš tokių pavyzdžių, tai planavome ir netrukus turėtume pradėti įgyvendinti į studentus orientuotų ir kompetencijomis grįstų studijų programų įgyvendinimą, kuris turėtų atnešti iš tikrųjų realių, kokybiškų pokyčių Lietuvos aukštajame moksle. Labai džiaugiuosi tuo, jog šiemet nepamiršome ir antros bei trečios pakopos studentų, kuriem vykdome projektą Eina laboratorija. Jo metu yra ugdomi studentų verslumo gebėjimai ir laukiamas projekto rezultatas yra kelios įkurtos įmonės, kurias valdytų patys studentai. Paskutinis dalykas ir bene svarbiausias turbūt, kuriam buvo skirti absoliučiai visi metai, tai yra studijų kokybė. Su studijų kokybė šiemet dirbom nuo pat gegužės pradžios ir vis dar dirbam dabar. Šiuo metu universitete veikia netoli 10 darbo grupių, kurios atnaujina įvairius dokumentus, įvairias tvarkas reglamentuojančias studijas. Kaip pagrindiniai tokie dalykai, tai yra darbas su europiniu kreditu, kuris nuo praeitų metų tapo mūsų nacionaliniu kreditu ir studijų programų pertvarka būtent vadovaujantis ICTS rekomendacijomis. Tai kartu su kolege parengėme studentų atstovams skirtą leidinį, supažindinantį su atstovavimo peripetijomis studijų programų komitetuose ir visa ICTS tvarka bei kaip atnaujinti programas vadovaujantis kompetencijomis grįsta studijų sistema. Organizavimo susitikimą visiems Lietuvos studentų atstovams su užsienio ekspertais, su kuriais taip pat buvo aptarti šitie klausimai. Ir šiuo metu universitete vyksta studijų kokybės projektas, kuriame yra atnaujinama daugybė įvairių tvarkų. Kaip vienas tokių pagrindinių, tai yra studijų nuostatai, rezultatų vertinimo tvarka, grįžtamojo ryšio tvarka, doktorantūros reglamentas ir labai džiugu tai, jog į didžiąją dalį pasiūlymų, kuriuos teikia studentų atstovybė, administracija yra linkus mielai atsižvelgti ir manau, jog tai iš tikrųjų taps ta reforma, apie kurią buvo pradėta šnekėti dar prieš 3 metus, bet tikrai tikrąją studijų reformą, kurie atneš kokybinius pokyčius, matomus ir jaučiamus visiems universiteto studentams. Tai tiek iš tikrųjų labai trumpai, o kas norėtų susipažinti su pilna ataskaita, kviečiu užsukti internetinį puslapį VUS.lt ir susirasti visą ataskaitos tekstą tenai.